Marijampolė prieš karą turėjo viską. Mušė sviestą, geriausius pasaulio žvalgybinius lėktuvus Anbo kūrė iš Sasnavos valsčiaus kilęs generolas Antanas Gustaitis, o krepšinis į Marijampolę atėjo dar basketbolo pavadinimu su kito karo lakūno Stepono Dariaus knygele. Basketbolo žaidimas, krepšiasvidis ir Lietuvos sporto lygos oficialės basketbolo taisyklės. Wikipedijoje tarp 29 žymiausių marijampoliečių įrašyti 3 krepšininkai. Stasys Šačkus, miręs 1985-aisiais, Darius Songaila ir Eglė Šulčiūtė. O kur dar Europos čempionė Laima Rutkauskaitė? Sidnėjaus olimpinių žaidynių prizininkas Andrius Giedraitis, Jūratė Kaluškevičiūtė ir Vytautas Arpalius. Kai kas gal prisimintų ir Marijampolės starto penkete žaidusi būsimą teatro režisierių Joną Jurašą. Tad pasivaikščiokime po Marijampolę, kurioje krepšinio ženklų ant kiekvieno kampo. Pirmoji stotelė – Rygiškių Jono gimnazija. 1924 Liepos 5-ąją 10 gimnazistų ir 5 gimnazistės iš Vaidoto ir Mirgos sporto klubų žaidė basketbolą Šiauliuose surengtoje sporto olimpiadoje. Marijampolės krepšiniui reikšmingiausios yra vietos susijusios su Rygiškių Jono gimnazija, kadangi Rygiškių Jono gimnazija pirmoji pradėjo to krepšinio užsiminėti. Buvo pirma krepšinio aikštelė įrengta kitoje gatvės pusėje, beveik tiesiai priešais Evangelikų liuteronų bažnyčią. Paskui persikėlė pokariu arčiau į šitą gatvės pusę prie Rygiškių gimnazijos, kur dabar stovi paminklas Jonui Jablonskiui. Sekanti toliau aikštelė dar buvo šiek tiek į kultūros centro pusę, ten jau 65-70 metų dešimtmečio pradžioje ten vyko visos pagrindinės varžybos. Na ir miesto sodo cementinė aikštelė, tokia, kuri buvo apie karo metais dažniausiai labai populiari, ten vyko varžybos, tai buvo lauko aikštelės pagrindinės. Salių tuo metu nebuvo, tik Rygiškių gimnazijoje pirmame aukšte nuo 32 metų buvo vienoje klasėje pritvirtintas krepšinio lankas ir ten bandė žaisti krepšinį. Šiek tiek vėliau sujungė 2 klasės ir tada jau kažkiek tai padariau žaidėjau. Paskui prasidėjo salių statyba, tai prie antros vidurinės mokyklos buvo pastatyta salytė 61 metų TSRS B klasės čempionatui. Dar vėliau buvo pastatyta prie 4 vidurinės mokyklos salė jau didesnė, ten mūsų merginos tapo Lietuvos čempionėms Marijampolės pirmą kartą. Na, o šiaip padariau salės ar varžybų vietos iki šiol neturim, taip kad gyvenam dar po senovei. 1925 birželio pabaigoje Marijampolės pavasarininkai surengė krepšiasvidžio varžybas. Su vietos Vaidoto ir Mirgos klubais žaidė Vilkaviškio Aras ir Žibutė. Antrąją varžybų dieną į Rygiškių Jono gimnazijos aikštelę susirinko net 2000 žiūrovų. Tais pačiais metais skautų surengtos varžybos įsimintinos tuo, kad čia sužinome pirmųjų teisėjų pavardės. Tai mokytoja Vaičiūnienė ir leitenantas Stankus. O pirmas istorijoje žinomas rezultatas mus pasiekė iš 1926. Liepos 4-ąją Marijampolė 12-0 aplošė Naumiestį. Bandėme žaisti ir krepšinį, bet iš žaidimo nieko neišėjo, nes veik jokių taisyklių nesilaikėme. O gavęs sviedinį bėgdavo tiesiai mesti į krepšį, bet ir tai neįkrisdavo. Anupras Tamulinas, 1930 metų Rygiškių Jono gimnazijos laidos abiturientas, garsus tarpukario Lietuvos sportininkas. 1932-aisiais Rygiškių Jono berniukų gimnazijos salėje, jos išmatavimai 5,5 metro prie 11 metrų, buvo tik vienas krepšinio lankas. Prijungus vieną klasę atsirado sąlygos padoriau žaisti žiemą. Marijampolėje šviečia jauno mokytojo Petro Kijausko žvaigždė. Iš Vilkaviškio kilęs mokytojas be pedagoginio instituto ir karo mokyklos diplomų gali parodyti dar ir krepšinio instruktoriaus kursų Kaune pažymą. Kijauskas rengia pratybas po pamokų. Ateina rezultatai. 1933 spalį Rygiškių Jono gimnazija namuose 16-12 aplošė galingąją Kauno Aušros gimnaziją. Konstantinas Savickas
Jis yra gimęs netoli nuo Čepunskio 1908 metais, bet vaikas išvažiavo su tėvais į Ameriką ir ten Amerikoje įgijo mokslus, teisės mokslų daktaras, bet žaidė krepšinį, domėjosi krepšiniu ir visą laiką svajojo sugrįžti į Lietuvą ir prisidėti prie krepšinio populiarinimo. Ir tas jam pavyko 35 metais, atvyko į Lietuvą, čia metus laiko pasiliko ir 36 gegužę atvyko į Marijampolę ir visą savaitę Rygiškių Jono gimnazijoje surengė krepšinio trenerių, tiesiog krepšinio kursus, kur lankė virš 20 klausytojų. Vyko rungtynės, vyko teorinės, praktiniai užsiėmimai, gavo paskui pažymėjimus ir jisai labai skatino tą krepšinį, suteikė tokius pagrindus, kaip paskui vėliau buvo vadinti lietuviško krepšinio pagrindai. Lietuvos krepšinio vystymo tendencija buvo jau apie tuos metus, iki 32 metų jis buvo taip daugmaž numiręs, o nuo 35 metų pradėjo ir ypač tas Europos čempionais lietuvių tapimas paskatino visoje Lietuvoje, taip ir Marijampolėje krepšinį vystytis. Marijampolėje iš moksleivių tai žaidė Rygiškių gimnazija, Marijonų gimnazija, Žydų gimnazija, mokytojų seminarija, o iš suaugusių buvo cukraus fabriko komanda, Šaulių sąjungos grandis, vėliau Vytis komanda, jauna lietuvių jo tiesiog komanda, Makabi žydų klubas, darbo sporto, toks irgi klubas vadinosi, darbo rūmų klubas. Na ir 9 pėstininkų pulko, tiesa, jie buvo pradininkai, tai buvo daug jaunų karo mokyklą baigusių karininkų, kurie atvykę į Marijampolę, tai įvairias sporto šakas kultivavo, tuo pačiu ir krepšinį populiarino. Tie pirmieji krepšininkai, tai jie didelių aukštumų nepasiekė, tai sakysime, jeigu iš tų, kur miesto pirmenybėse čia žaidė, kur su Europos čempionai susitiko 38 metais, tai Osvaldas Grenertas toks buvo, bent jau vis tų taškų daug pelnydavo, rezultatyvus, Kurtinis, Dargis, Jasinskas, Brasaitis, Klemensas, Rašytinis, na ir kiti, o jų likimas, jie, žinot, jie kartu žaidė ir krepšinį, ir futbolą, tai jie didelių aukštumų nepasiekė, jau vėlesnių pokario laikų krepšininkai pasiekė tam tikrų aukštumų, kuriuos nežinome, o jie buvo tiesiog pradininkai. – 1936-aisiais įvyksta pirmosios Marijampolės miesto vyrų krepšinio pirmenybės su 7 komandomis. Čempionų vardą iškovoja Rygiškių Jono gimnazija. Tais ir kitais metais sportas virte verda. 1937 birželio 2 Marijampolėje įvyksta ir pirmosios tarptautinės rungtynės. Marijampoliečiai 22-32 pralaimi Pernų Tervis basketbolistams iš Estijos. Gimnazistai žaidė labai švelniai ir techniškai gerai, bet nemokėjo dengti priešo žaidėjų ir trūko kovos dvasios. Per rungtynes lijo lietus, aikštė buvo šlapia ir slidi, kas kliudė išvystyti geresnį žaidimą. Estai žaidė ramiai ir visiškai pelnytai laimėjo. Marijampolės komandoje žaidė Kijauskas, Grenertas, Jasinskas, Kurtinis, Dargis. Teisėjavo ponas Briedis. Žiūrovų buvo apie 200. Šaltinio pažymėtas ponas Briedis priklausė ką tik įkurtai Marijampolės teisėjų kolegijai. Be Briedžio švilpuko dar nevengė Jaruševičius, Kijauskas, Kerbelis, Žibaitis, Jasinskas ir Šakalys. O kolegijos vadovu išrenkamas Marijampolės cukraus fabriko šaltkalvis Sergejus Baskakovas, gimęs 1909 ir miręs 1996, kuris, kaip tada buvo įprasta, buvo ir futbolo teisėjas. Kai čekai statė cukraus fabriką, Sergejus su kunigų rekomendacija pasiprašė darbo. Jam prikišo, kad pavardė nelietuviška. Į tai Sergejus atsakė, kad jo širdis lietuviška. Po priekaišto dėl nelietuviškos pavardės, Sergejus norėjo ją sulietuvinti, bet regis tėvas Dmitrijus tam nepritarė. Po karo partizanai už valstiečių agitaciją auginti cukrinius runkelius norėjo jį sušaudyti, bet vienas partizanų atpažino. Čiagi futbolo teisėjas. Nors valstybė basketbolistams nupirko uniformas, į Europos čempionatą lietuviai vyko be didelio entuzijazmo. Slėgė ankstesni triuškinantys pralaimėjimai latviams. Tai tikras Suvalkijos lygumų sūnus, gyvenimą paaukoja sportui. Anupras Tamulynas, Rygiškių Jono gimnazijos 1930 metų laidos abiturientas, garsus tarpukario Lietuvos sportininkas. Užtat kas dėjosi po to, kai Lietuva finale 24-23 įveikė Italiją?
Joniškio stotyje žmonės krepšininkus pasitiko kaip didvyrius. Tarp jų buvo ir 30-metis Stasys Šačkus iš Medeliškių kaimo. Jis gimė 1907 ir mirė 1985. Jis pirmasis šalyje tarptautinės kategorijos teisėjas, o užėjus rusams Sibiro tremtinys. Čempionato atidarėme 1928 metų laidos Rygiškių Jono gimnazijos abiturientas nešė trispalvę. Stasys Šačkus yra mūsų čia pažiba, sakykime, nors jis nėra gal labai įvertintas. Tai jis 28 metais baigė Rygiškių Jono gimnaziją, buvo daugiau lengvaatletis, bet jis Kaune paskui besimokydamas susidomėjo krepšiniu ir jis Pranas Lubinas kaip tik pakvietė į Lietuvos rinktinę ir jis 37 metais važiavo į Rygą ir tapo Europos čempionu. Na ir paskui jisai stipriai padėjo Marijampolės sportininkam, atvykdavo čia vasarą, su jais bendravo, domėjosi ir krepšinio paslaptis aiškino ir lengvosios atletikos, nes jis buvo 19 kartų Lietuvos čempionas, universalus ir 3 kart Lietuvos krepšinio čempionas ir paskui 39 metais teisėjavo Europos čempionate Kaune. Taip kad jo pasiekimai, kaip jį vadina, jis buvo geriausias nepriklausomai Lietuvoje Suvalkijos sportininkas, tai prieškario Lietuvoje. Jis buvo 16 kartų Lietuvos lengvosios atletikos rekordininkas ir šuolių su kartim, ir 110 metrų barjerinio bėgimo, ir dešimtkovėsis 34 metais pirmas lietuvis, kuris dalyvavo Europos lengvosios atletikos čempionate. Ir jį su stipendija pasiuntė Lietuva į Berlyno mokytis aukštuosius kūno kultūros kursus. Jis taip yra Lietuvoje skaitomas pirmas oficialus tikras sporto treneris, nes jis baigęs pirmasis buvo aukštuosius kūno kultūros mokslus. Na, tai buvo daugiau sufabrikuota, turbūt tie visi, jis ir pats laiškuose rašo, kad aš tiesiog nežinau, už ką čia mane laiko ten Sibire, nes jis priklausė turbūt tai Lietuvos Laisvės armija, tuo metu vadinosi turbūt ir ten, bet tai jauno lietuvių organizacijoje jisai dirbo, sportininkus ruošė, o jauno lietuvių irgi, kai sakant, priešai buvo šitai jau santvarkai po karo, taip kad bent kuris, kur ten biškutį daugiau prie lietuvybės, sakysim, veiklos kažkur buvo prisidėjęs, buvo priešas ir tiesiog, teko ragauti Sibiro malonumą. Po pergalės prieš Italiją lietuviai taip šventė, kad viešbutyje pamiršo Latvijos prezidento Karlio Ulmanio dovaną. Latvijos valdžia dėl to įsižeidė ir kurį laiką tarp mūsų valstybių tvyrojo politinė įtampa. Taigi visai gali būti, kad kaip tik po pergalės Europos čempionate lietuviai pirmą kartą suprato, kad krepšinis nėra vien tik kamuolio vaikymas. Krepšinis tai ir politika, ir ekonomika, ir mums visiems svarbus dvasios simbolis. Man atrodo, kad krepšinio toks virusas iš esmės yra 1-2 metų reikalas. Užteko 37 metais laimėti krepšinio čempionatą. Čia pridėkim 38 metais moteris laimi sidabrą. Ir ta didžioji šventė jau Kaune 39 metais, užtenka šitų metų, net gal tų 37 jau užtenka, kad ne vienus esu skaitęs atsiminimus, kad jau gimnazistai puola, kur papuola, kalti lankus, pradėti žaisti, sekti madomis. Tai atrodo, kad per porą metų trejetą tai tiek tapo savasties dalimi, kad aš nežinau, su kuo čia palyginti. Ar yra dar toks virusas per istoriją, kad taip šalis visa pajudėtų link šitos pusės. Ir tada jau matom net ištremti žmonės į Sibirą, jau kai šiek tiek lengviau jam ten pasidaro, jie ten krepšinį žaidžia. Nuo Sibiro iki Lietuvos ir Čikagos. Tai va čia toks gražus fenomenas. Aišku, visą laiką reikia pabrėžti, kad tai yra nuopelnas arba dalykas gimęs sąryšyje su užsienio lietuviais. Tai iš esmės yra Amerikos lietuvių dovana Lietuvai. Jeigu ne Amerikos lietuviai, ne pasaulio lietuviai, kažin kaip čia būtų buvę su ta sporto šaka. Tai vat, kai mes kartais kalbame apie
migraciją ir jos istoriją kaip tokį liūdną, kad čia yra vien tik negatyvas, tai tiek aviacijoje, tiek krepšinėje mes matome, kad čia yra, mums duoda didžiulius kultūrinius bonusus. Krepšinis atsirado iš Amerikos, aviatoriais visi Lietuvoje panoro tapti ne tik dėl Antano Gustaičio, bet ir aišku dėl Dariaus ir Girėno, dėl Amerikos lietuvių iš esmės. Tai čia emigracijai, išeivijai reikia duoti medalius. Mes čempionai, augančiai šaliai, kuri nepriklausomybę tik prieš 20 metų paskelbė, tai yra didžiulis poslinkis. Tai ta pirmas dalykas. Antras, tai užkratas tas, kuris, vienaip ar kitaip, gal net iki šiandien ateina. Jeigu mes sakome, kad Lietuva yra krepšinio šalis, tai be 37 ir 9 metų nebūtų ji niekaip krepšinio šalis. Neprakur. Tai čia duoda mūsų tam jau tapatumui netgi, jeigu saistome su kažkokia sporto šaka, kai kas kritikuoja, galim kritikuoti, galim ne, bet vis tiek yra tapatumo ženklas. Marijampolė visai buvo stipri tos fizinio lavinimo kultūros lauke, nes tai yra apskrities centras, net nepaprastas, o jau link didesnio. Ir per šitą liniją sakyčiau, kad daugiausiai turėjo ateiti impulsų, būtent per gimnazijas, visuomeninės organizacijas, tie patys jaunuo lietuviai, šauliai čia turėjo didžiausią postūmį padaryti. Entuziazmas entuziazmo, bet tuo metu Marijampolės sporto apygarda turi tik 3 krepšinio kamuolius. Sporto apygardos buhalterija fiksuoja menkas išlaidas. Metams varžyboms skirti 115 litų 80 centų, moterų komandos treneriui 30 litų, teisėjų kursams 72 litai, sporto salių nuomai 280 litų. Aikštelės nuoma rungtynėms kainuoja iki 15 litų valandai, o treniruotėms iki 3 litų. Sekmadienį visi Lietuvos rinktinės vyrai Šventojo Vincento bažnyčioje pamaldžiai išklausė sumos mišias. Komanda Marijampolėje paliko tikrai gražų įspūdį. Šaltinis 1938 metų 19 numeris. Po 2 pralaimėjimų 1938 rugpjūčio 8-ąją vietiniai ir Marijampolę užplūdę ekskursantai 3 kartą žiūri Lietuvos rinktinės rungtynes. Jie šį kartą susitinka su Amerikos lietuvių rinktinė. Lietuvos rinktinė, kurios starto 5 žaidė olimpinis čempionas Lubinas, taip pat Kriaučiūnas, Budriūnas, Savickas ir Šliūpas prieš Amerikos lietuvių. 1938 pirmosios tautinės olimpiados čempionų komanda išplėšė lygiąsias 43-43. Suvalkų krašto antraštė skelbia: tokio krepšinio dar nebuvome matę. Sporto sensacija Marijampolėje. Po rungtynių burmistras Maurukas surengė komandoms vaišes Sudavijos viešbutyje. Mes neturėjome nei kamuolių, nei sportbačių, nei aprangos, bet užtat koks entuziazmas buvo. O jau žiūrovų rungtynės rinkdavosi. Aikštelė apgulta jaunimo ir suaugusių. Kas netilpo prie aikštelės, lipdavo į medžius, ant stogų. Norint išmesti kamuolį iš užribio, reikėdavo pro minią žmonių prasibrauti. Marijampolėje tikrai labai mėgo krepšinį. Didžiausias įspūdis išliko, kai vokiečių okupacijos metais žaidė Marijampolės rinktinė su Lietuvos kariškių uniformas vilkinčia rinktinė. Kariškiams Marijampolė pralaimėdavo 2 skirtumų, bet labai gražios rungtynės buvo. Tada kalbėjo, kad Lietuvos rinktinės žaidėjai žaidė. Marijampolietis Telesforas Giraitis, gimęs 1927-aisiais. Okupavus Lietuvą krepšinis neišnyksta. Sodo aikštėje Marijampolė nuolat plakasi su Kaunu ir net nugali. Vyksta Lietuvos čempionatai ir įnirtingos treniruotės. Žiūrovai žavisi Mamertu Duliūnu. Jis gimė 1922 ir mirė 1994, kuris ir žaidžia gerai, ir vienintelis mieste žino, kaip treniruotis. Daug marijampoliečių laiko Mamertą Duliūną pirmuoju treneriu, bet priartėjus Raudonajai armijai, Duliūnas ir Zigmas Varkala traukėsi į Vokietiją. Paskui Prancūzijoje Zigmas Varkala žaidžia krepšinį FC Lyon komandoje aukščiausioje lygoje 1952 metais ir yra geriausias ir aukščiausias 1,90 cm ūgio komandos žaidėjas. Mamertas Duliūnas iš Vokietijos emigruoja į Kanadą, kuris teiks krepšinio mokyklą Vytis su tikrais NBA žaidėjais treneriais. Mano krepšinio karjera prasidėjo toje pačioje cementinėje miesto Sodo aikštėje. Ir jei nebūtų Duliūnas mūsų pradėjęs globoti, vargu ar kas nors būtų išėję.
Mamertą sutikau po daugelio metų Vilniuje, gal 1985-aisiais reikėjo jį gerokai įtikinėti, net fotografijas rodyti, kad aš esu aš. Taip Duliūną prisimins pirmasis ir vienintelis marijampolietis Vytautas Majorovas, tapęs Sovietų imperijos čempionu. 1953 spalį Marijampolėje įkurta sporto mokykla. Evangelikų liuteronų bažnyčioje Kauno gatvėje numeris 9 įrengta sporto salė 11 prie 22 metrų, kurioje į rungtynes susirinkdavo iki 300 žiūrovų. Šalia yra ir 2 lauko aikštelės. Pirmasis mokyklos direktorius ir treneris Vytautas Karlikauskas buvo ir pirmasis Kauno Žalgirio krepšininkų Antano Čižausko ir Vytauto Sarpaliaus treneris. Sovietmečiu tai pasitiko po karo. Reikėtų tikriausiai pradėti nuo karo, nes karas iš esmės pakeitė visą tą situaciją su bažnyčiomis, nes prieš karą, po karo žmonės turėdami galimybę traukėsi nuo karo baisumų, tad dalis žmonių pasitraukė tokiu būdu į Vokietiją, kiti dar toliau, o tie, kurie nepasitraukė, deja, bet dažnai nutikdavo taip, kad buvo sodinami į vagonus ir tremiami. Bažnyčias versti sporto salėm, sandėliais, dar kažkuo, kad tik tai neliktų jokio ženklo. Moderni krepšinio salė dar ir šiandien tebėra skaudi tema Marijampolės krepšinio mėgėjams. Užtat ko niekada netruko Marijampolėje, tai krepšinį mylinčių žmonių. Vytautas Karlikauskas, Sigitas Naujokas, Sigitas Mickevičius. Mokytojas Sigitas Naujokas daug ko mus išmokė. Prisimenu savo pirmąją krepšinio treniruotę žiemą bažnyčios salėje. Langai išdaužyti, balkone skraido ir burkuoja balandžiai, pusėje salės sniegas, o mūsų mokytojas Naujokas moko pirmųjų žingsnelių. Mes su pirštinėmis, su gatvės batais ir paltais. Nuostabu. Jūratė Kaluškevičiūtė Lil, ilgametė Vilniaus kibirkšties krepšininkė ir kapitonė. Sovietų imperijos 3-kart bronzos medalininkė. – 1954 Liepą Marijampolėje pirmą kartą vyksta Lietuvos krepšinio pirmenybės. Žaidžia po 7 stipriausias moterų ir vyrų komandas. Marijampolės Žalgirio starto penkete išbėga 18-metis Jonas Jurašas, būsimasis garsus teatro režisierius. 2 metus kartu su Jonu Jurašu mokiausi Lietuvos žemės ūkio akademijos miškų ūkio fakultete. Jonas išsiskyrė ūgiu, žaidė krepšinį ir akademijos ir Lietuvos jaunių rinktinėje. Jonas žaidė drauge su būsimu Kauno Žalgirio kapitonu ir garsiu krepšinio komentatoriumi Petru Buzeliu. Apie miškininkystę nekalbėjome, bet pastebėjau, kad miškuose Jonas nebuvo labai laimingas. Jį uodai be gailesčio pjaudavo. Jonas Balinskas, buvęs Jurašo bendramokslis. Marijampolės vėliavą pirmosios aukštai iškelia merginos. Pradedant 1958-aisiais moterų krepšinį su treneriu Sigitu Mickevičiumi, kuris gimė 1928-aisiais ir mirė 2009-aisiais, nuolat kopė aukštyn. Naujoje Marijampolės antros vidurinės mokyklos salėje jaunystė 1961-aisiais SSRS B klasės pirmenybėse užima 2. vietą ir žaidžia dėl perėjimo į aukščiausią lygą. Laimos Rutkauskaitės, keleriais metais jaunesnės Jūratės Kaluškevičiūtės pavardės netrukus įsimins visos Lietuvos sporto fanai. Prieš šias pirmenybės marijampoliečiai dūsauja, kad nepamatys gero lygio krepšinio. Mieste nebuvo tarptautinių išmatavimų salės, bet statybos valdybos vyriausiasis inžinierius Juozas Silickas prisiekė. Jei laimi Mūsiškės, iki kovo 22-osios jis įrengs antrosios vidurinės mokyklos salę ir jos išmatavimai bus 12 prie 24 metrų. Silickas laikosi duoto žodžio. Kovo 21-ąją čia rikiuojasi Leningrado, Stalingrado, Penzos, Kijevo, Rygos, Stalino, Minsko ir Kapsuko komandos. Už Kauno politechniką žaisti išvykusi marijampolietė Laima Rutkauskaitė 1966-aisiais Kluže, Rumunijoje, vykusiame Europos moterų čempionate lipa ant nugalėtojų pakylos. Sovietų rinktinėje jis sužaidė 13 rungtynių ir pelnė 68 taškus. Laima buvo labai gera žaidėja, gudri, pasižymėjo puikių perdavimų, gera technika, iš toli pataikydavo, labai daug ko pamokydavo. Irena Neveckaitė, komandos draugė.
Laima iš tikrųjų buvo labai aukšto meistriškumo žaidėja, tik kažkodėl liko primiršta. Dabar visos legendinės, o ją tikrai galima laikyti viena geriausių gynėjų Lietuvos istorijoje. Jūratė Kaluškevičiūtė Lil, ilgametė Vilniaus Kibirkšties kapitonė. Ji galėjo likti krepšinio užribyje, nes Marijampolėje krepšiniu gyveno antroji vidurinė mokykla, o Jūratė mokėsi 4-ojoje. Vilniuje ji kone atsitiktinai atsidūrė Kibirkšties treniruotėje ir čia liko kiek ilgiau nei 10-mečiui. Aikštelėje tuomet siautėjo vyresnės, tarp jų Laima Rutkauskaitė, su kuria vėliau daug kartų teko susitikti. Ir aš ją visada turėdavau dengti, juk ji tada buvo Lietuvos žvaigždė, o aš nežinia iš kur išlindus. Gyniausi aš gerai ir ambicijų už senus laikus turėjau nemažai, tai ir susipeždavome neblogai aikštelėje. Kauno sporto halėje perėmiau iš jos kamuolį, tai ji mane spėjo už marškinėlių sugriebti ir pilna to žodžio prasme išrengė. Turėjau eiti į rūbinę ieškoti kitos aprangos. Dar su viena Marijampolietė, Irena Neveckaitė, taip pat kovėmės 1-1 sovietų čempionatuose ir Lietuvos pirmenybėse. Žaidėme kartu ir rinktinėje. Jūratė Kaluškevičiūtė Lil, ilgametė Vilniaus Kibirkšties kapitonė. Dirbau ir kūriau pratimus ne iš knygų, pats galvoju. Labai daug dėmesio skyriau bendram fiziniam rengimui. Iki tol tai buvo silpniausia vieta moterų krepšinyje, tad pradėjome treniruotis didesniais krūviais. Mergaitės lauke žaisdavo futbolą, bėgiodavo, darydavo atsispaudimus. Iki tol niekas to nedarė, tai buvo lyg stebuklas, o mes ėmėme skinti pergalės. Jei 16-metė žaisdamos su moterimis laimėjo, vadinasi, tokios treniruotės pasiteisindavo. Sigitas Mickevičius, Marijampolės moterų komandų treneris. Pirmieji Kauno Žalgiryje žaidę marijampoliečiai buvo Juozas Mateika ir Bronius Gentvainis. Bet tai buvo tuo metu, kai krepšinį vargiai dar buvo galima vadinti profesionalių sportų. Pirmieji tikri krepšinio profesionalai buvo Kauno Žalgiryje 1960-aisiais debiutavęs Antanas Čižauskas ir keleriais metais jaunesnis gynėjas Vytautas Sarpalius. Taip pat Vilniaus statybos žaidėjas Gracijus Naujikas. Prieš 70 metų aš į 1 klasę nuėjau. Įsivaizduojat, ne? Jūs dabar pagalvojat, aš irgi taip galvoju. Ir ne į krepšinį, kadangi tuo laiku buvo labai populiarus plaukimas Marijampolėje, nes treneris Verbyla buvo toksai. Ir mes su draugu Kanapickas, mes paskui abudu, reiškia, ėjom krepšinio keliu, amžinatilsį jisai jau. Mes nuėjom į plaukimą. O kaip šiandien paskaičiau, vakar skaičiau, tai tas baseinas 3 buvo Lietuvoje, 12 metrų 6. Ir ką mes ateinam, jau buvo priėmimas į grupę, tai mes atėjom pavėlavę su tuo draugu, ir su batais iš ten, baseiną kokią tvarką, ne, kad viskas švaru, ir mes į tą baseiną, ir ten tas žmogus, kuris jau tvarko valo ir visą kitą pamatęs, kad mes čia su batais, jis mums sušluotai, ką jūs čia tokie viską ir išvijo mus. Patraukim pečiais, einam į krepšinį. Tai taip ir papuolėm į krepšinį. Statyba Vilniuje kūrėsi jau įsikūrus, bet treneris Paulauskas, nusipelnęs treneris Lietuvos, jisai rinko žaidėjus tai komandai, kaip jaunus, ne? Jis atvažiavo pas mano tėvus, reiškia, jis sako, norėčiau, kai jis važiuotų į Vilnių, duosiu mes jam, reiškia, bendrabutį, reiškia, ten šitas mokytis ten galės ir sportuos. Siaubas, aš augau Kauno zonoje, viskas, aš tam Vilniui gal kelis kartus buvęs, man tas Vilnius iš vis toks buvo atgrasus. Tai nežinau, vienu žodžiu treneriui pasakiau, trenerių žodžiai buvo: Vilniui nėra krepšinio, tavo tikslas Žalgiris, taip kad tu čia niekur ir negalvok. Ir tai nusvėrė. Štai ir išvažiavau į Kauną. Ir kada aš jau grįžau į Marijampolę, atvažiavau vėl, Paulauskas, net negalvok. Važiuok, kadangi žmonės moka pinigus, kad galėtų tik tai prisiregistruoti, o tau duoda. Ir tada palaimino ir tėvai, ir šeimyną. Ir atvažiavau spalio mėnesį, ne spalio, rugsėjo mėnesį mes
rugsėjo mėnesį atvažiavau 67 metais. Tai va čia tas krepšinis man jisai toksai, jisai nesustojo, reiškia. Jau ir nežaidžiant vis tiek kažkur tai priejau, tas tarpas, kada gamyboje dirbau, nu tai vadovybės ten žinojau, kad žaidžiau, tai irgi va toksai buvo visą laiką požiūris į tas, taip kad jisai, galėčiau padėkoti tam žmogui, kuris išvarė mus iš baseino. Aš nežinau, kaip būt baseinė te sekėsi, bet kada nuėjom į krepšinį dėl to, tai aš tikrai nesigailiu, man tik tai labai daug davė. Marijampolė, nu kaip, jeigu taip pasakyčiau, tai yra meilės miestas. Kadangi mes su žmonėlė vienoje klasėje mokėmės, ir dabar, kai draugai sustinka, tokie artimi, sako, nu, su ta pačia gyveni dar. Nu tai va, praeis, kas čia dar, porą metų, 60 metų bus, kai kartu esam. Va. Labai įdomu pamatyti tuos žmonės, kurie senai matyti, atvažiavusi į Marijampolę. Kapsukiečiai turi savo komandoje 16-metį mažai patyrusi, bet per kiekvienas rungtynes progresuojantį aukšto ūgio vidurio puolėją Antaną Čižauską. Olimpinis vicečempionas Stepas Butautas. 1952 metais Marijampolėje vyko Lietuvos krepšinio čempionato turas. Pamatėm krepšinį, kad žaidžiant, tai tenai dabar dar yra gyvas prie Romo tokio Kačinsko namo. Tenai buvo statomas toksai medinis namas. Tai mes susiradom nustatinės lanką, pasėmėm vaikai vinių ir mums kažkas iš tėvų padėjo prikalti tą lanką prie to medinio namo sienos. Ten mums nieko ir mes pradėjome mėtyti į tą krepšį. Kadangi 52 kai tas turas buvo, mokykloje prie tos pirmos vidurinės mokyklos buvo pastatyta nauja krepšinio aikštelė, aptverta tvoroj net tribūnos. Ir ten mes pirmą kartą pamatėm tas visas krepšinio įžymybės. Tai atvažiavo į Žalgirio, matėm Butautą, garsųjį Lauritėnas, Stonkų, Matačiūną, ten Stumbrį ir kitus tuos pačius, kurie geriausius tuo metu Lietuvos krepšininkus, kurie atstovavo ir tai Tarybų Sąjungos rinktiniai. Aš buvau ištįsęs vaikinas ir mane prikalbino Karlikauskas treneris, jis eiti krepšinį lankyti. Pastatė iš tos bažnyčios salę padarė, tai buvo mums didžiulis jau tenai įvykis, nes nežinojom, į tą salį tokia didelį atrodė, kai tenai klasėse. O paskui tiesiog pasidariau, jinai ten neatitiko jokių ribų, krepšinio nieko, bet ten tilpom ir krepšininkai, ir lengvaatlečiai, ir tinklinikai, ir gimnastai. 1,92 m. Tai Žalgirio vidurio puolėjo tuo laiku ir Saigos rinktinės puolėjo vidurio, Lauritėno 97 kažkur. Vensbergas atėjo, buvo, su Butniku žaidžiau, su Modė žaidžiau ir tenai, kada Modė atėjo, buvo labai jaunas ir mes jau 63 metais, jisai buvo vienas iš jauniausių, 17 metų važiavom į Maskvą, į Tautų Spartakedą, į rinktinę, su Lietuvos rinktinė ir jis taip atsidūrė pas mus komandoje. Prieš mane buvo, skaitau, kad tai buvo Gintvainis, kuris ir taip pat buvo Žalgiryje prieš mane pakviestas, o po to aš buvau antras po Gintvainio. Jisai irgi tapo sporto meistru prieš mane dar ir buvo geri žaidėjai, bet tuo laiku dar, kai aš ir buvau Marijampolėje, dar jaunius skaitydamas, tai tenai buvo gerų žaidėjų ir Mickevičius žaidė ir žaidė Muckevičius,
po to čia perėjo Kaune dirbo. Yra Kalnietis, Kalnėnas, ne Kalnietis, Kalnėnas. Kitų čia negaliu aš jau prisiminti, yra toj knygoj surašyta Žibūdos visi. Tai o taip. Jo, atėjo Vytautas Sarpalius į komandą, labai geras buvo žaidėjas, irgi iš Marijampolės. Ir jisai geresnę dar ranką turėjo, bet jis jau žaidė dabartiniam, kai yra pagal gradaciją tą amplua žaidimų į žaidėjų žaidė, arba tuo vadinamu gynėjų. Tai, bet tikrai geras buvo žaidėjas. Ten praėjo mano visa jaunystė, vaikystė, jaunystė. Ir studentų laikais praėjo visas gyvenimas, ten aš kaip tik tai laisvą dieną būdavo sekmadienis, tai visą laiką važiuodavo jau tenai. Sarpalius beveik 10 metų buvo Kauno Žalgirio starto penketo žaidėjas. Be 2 SSRS čempionatų bronzos medalių marijampolietis dar iškovojo ir 1965 metų pasaulio studentų universiados sidabrą. Apie marijampolietį Vytautą Sarpalių tik patys geriausi prisiminimai. Mes su juo draugavome ir už aikštelės ribų. Tai buvo puikus žmogus ir krepšininkas. Kai Žalgirį atėjo Vytautas Bimba, atėjo ir nauja karta. Brandolių sudarė Modestas Paulauskas, Gediminas Budnikas, Vytautas Sarpalius, Henrikas Giedraitis, Romualdas Vensbergas ir Algimantas Žukauskas. Tbilisyje stebint 10 tūkstančių žiūrovų, likus 1 sekundei Vytautas pataikė lemiamą metimą ir mes neįtikėtinai laimėjome. O Kauno sporto halėje esame nugalėję ir Sovietų Sąjungos rinktinę. Sarpalius tose rungtynėse pelnė 13 taškų. Henrikas Giedraitis, ilgametis Kauno Žalgirio kapitonas, sudaręs gynėjų porą su Vytautu Sarpaliumi. Sarpalius ilgai buvo ryškiausia Marijampolės krepšinio žvaigždė. Taip ilgai, kad per tą laiką Lietuva atgavo nepriklausomybę. Tačiau Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse bronzą iškovojusios Lietuvos rinktinėje žaidė net 2 marijampoliečiai. Jungtinėse valstijose studijuojantis sunkusis kraštas Darius Songaila ir Vilniaus Lietuvos Ryto lengvasis kraštas Andrius Giedraitis. Songaila per 12 metų rinktinėje sužais 125 rungtynes, dalyvaus 3 olimpinėse žaidynėse, laimės Europos auksą ir taps 4 iš Lietuvos kilusių NBA žaidėjų. 8 metus praleidęs NBA, Songaila tampa tituluočiausių marijampoliečių krepšininkų. Nemoku apsakyti, ką jaučiau, kai mūsų rinktinė laimėjo bronzos medalius. Verkiau ir juokiausi. Norėjau, kad laimėtų, juk žaidė mano dalis. Visada mėgau sportą, tačiau visai kas kita, kai žaidžia mano vaikas. Aš pati laimingiausia mama – Eugenija Songailinė. Na, žinai, vieną dieną treneris atėjo mokykloje ieškodamas vaikų, taip anksčiau ir buvo. Nebuvo, kad tėvai vesdavo ar į Žalgirio, sakykime, kokią akademiją, ar dar kažkokią sporto mokyklą, paprasčiausiai treneriai ėjo per mokyklas, ieškojo vaikų. Ir taip atsitiko, kad aš bebėgdamas 7 vidurinės mokyklos koridorium atsitrenkiau į savo pirmą trenerį. Ir, žinai, pamatė, sako, visai aukštas vaikis, ateik ar nori. Ir man tada buvo 9 metai, tai taip ir prasidėjo. Buvo geras treneris man, aš nežinau, negaliu už visus kitus pasakyti nieko, bet buvo labai geras treneris man, buvo ir visokių įvykių, kur aš pats nežinau, nenorėjau tą krepšinį, vis tiek vaikas vasaros, norisi ir su dviračiu pavažinėti ir važiuoti ten kažkur prie vandens telkinio kažkokio pasimaudyti. Ir buvo, kad ir nustojau lankyti treniruotės, bet Gintautas labai protingai surado būdą man užmint ant sąžinės. Sako, nu kas vaikai čia atsitiko, ir kažkaip jau po to viso, kai prasidėjo iš antro bandymo,
Tai sakau, ir man atsimenu vieną tokį irgi įvykį, man padovanojo sąsiuvinį Gintautas buvo Lietuvos rinktinės varžybos su kažko, su amerikiečiais žaidė ir sakė, nu čia tau užrašam ir sako, tu būk geresnis už to žaidėjus, kurie buvo uždėti toje nuotraukoje, tokia motyvacija. Tai sakau, labai geri prisiminimai, labai geras treneris buvo. Alley-oop missed. Oh my! That went off of Sangaila's body and bounced off the glass and into the basket. Man buvo tai labai faina, aš labai pirmą kartą tapau Lietuvos čempionu, iš vis dar su Marijampolės, ten mes vaikai maži buvom ir mes laimėjom tą vidurinių mokyklų Lietuvos čempionatą, gavom kelionę į Lenkiją išvažiuoti, tais laikais, sovietiniais dar laikais, ten iš vis užsienis buvo. Ir tada mano ta visa karjera kaip ir buvo susieta su Marijampolė. Ir natūralu, kad po sporto mokyklos buvo ir tada Sūduva ir po to Lietuvos Rytas. Buvo visos miesto pirmenybės, susėdavo visos miesto kompanijos, susirinkdavo kažkokius žaidėjus iš komandos ar iš tos buvo tos visos miesto pirmenybės, tikrai daug tokių įdomių, spalvingų prisiminimų apie visą tą praeitį. Sakau, paskutinė mano ta rinktinės su jaunimo rinktinė buvo tokia gal nelabai prieš išvažiuojant į Ameriką. Nebuvo tokie faini, nes ten buvau tas 13 žaidėjas, kur ir skaudėjo, bet po to vis tiek buvo jaunimo rinktinė, buvo visos tos, jau tada viskas buvo pasimiršę, nes ir vyrų rinktinė nebuvo tas pirmas sugrįžimas. Bet tik tai paprasčiausiai 2000 buvo tas pirmas kartas, kai jau pakviestas buvau į vyrų rinktinę, nes dar tais laikais dar iki 22 buvo jaunimo rinktinė, dabar jau to nebėra. Buvom pažįstami labai gerai iš anksčiau, nes mūsų tėvai kaip netyčia jie bendravo labai artimai. Taip, kad esu praleidęs labai daug naktų ir laiko Andriaus tėvų namuose. Ir atvirkščiai, ir gimtadieniai, ir visi jubiliejai, ir visa kita, taip kad buvom pažįstami. Buvo iš Sidnėjaus, grįžom, atvažiavo su limuzinu ten, pasitikti į Marijampolę. Po to tada atsimenu ir Marijampolį ir turiu iki dabar dar tą nuotrauką ir su Gintautu Žibūda ir buvusiu vienu savo komandos draugų, kur, jiem užkabinta tas medalis ir mes tam Pašešupio parke. Tai aš savivaldybės tą visą aikštę, kur buvo ir tenus, tai aš atsimenu ir gal ne visas detalės, bet kažkiek tai prisimenu. Darius sugeba laksyti pirmyn atgal, atlikti perdavimą, grumtis dėl kiekvieno kamulio, pataikyti iš vidutinio nuotolio ir lyg niekur nieko ramiai žiaumoti kramtomąją gumą. Sacramento Kings treneris Rikas Adelmanas. Kaip visada treneris rengdamas vaikus eina į mokyklą ir ieško vaikų, tai aš nuvykau į tuo metu 7 vidurinę mokyklą, sutikau kūno kultūros mokytoją, paprašiau palydėti mane į trečiokų klasę, nes aš tuo metu rinkau trečiokus ir beeinant koridorium, mokytojas kalba, sako, vienas berniukas yra, neblogas manau, mes čia dalyvaujame drąsūs stiprus vikrus varžybose ir taip toliau. Ir mums beeinant, būrelis tų vaikų lėkė, iš už kampo išlėkė ir vienas bumti mane atsimušė ir tas mokytojas sako, šitas vaikas, apie kurį aš kalbėjau. Tai aš jį paklausiau, sakau, gal nori lankyti krepšinį, jis pažiūrėjo mane, pakėlęs galvą, žandė čiulpinukas, kažkoks saldainis, matyt, sako, aha, ir vėl pro šoną spruko ir taip liko. Tai aš mokytojui sakau, tai kaip mane čia dabar pakvies, sako, tai mama čia dirba mokykloje mokytoja, tai aš pakalbėsiu, sako, ir atves. Na taip ir buvo, tai Darius dabar čia per 100-mečio minėjimą Marijampolėje tą faktą irgi prisiminė, kad jis pateko pas mane į glėbį. Tai buvo 87 metų rugsėjo mėnesis. Ir paskui 10 metų mes kartu bendravome Marijampolėje.
iki jo išvykimo į Ameriką. Na, rimtas krepšininkas jisai nuo pradžių šiek tiek skiriasi, gal kad kažkaip tai buvo imlesnis, kovingesnis ir protingesnis to aikštelėje. Duomenys nebuvo įspūdingi, paaugo jis tik paskutiniais metais, o tas jau atėjo toks lyg rimtas požiūris ir viskas, kada mes pradėjome žaisti vyrų komandai. Kai jam buvo 16 metų, jis pateko į Marijampolės Sūduvos komandą, aš tuo metu dirbau su vyrais, buvo 94-95 metai. Na ir paskui jau jisai kasmet vis tobulėjo, jame domėtis visos geriausios tuo metu Lietuvos komandos, ir Žalgiris, ir Statyba, ir Kauno Atletas, ir treneriai, jame klausinėti, bet kažkaip susiklostė tokia situacija, kad jis lyg norėjo ir mes abu taip sprendėm, kad gal reiktų vykti į Ameriką. Aišku, buvo požiūris labai tuo metu neigiamas apie vykstančius į Ameriką, tai mes šiek tiek su Šilutiškiu, Stepu Kairiu, kuris tuo metu padėdavo išvykti į Ameriką, tarėmės ir jis manęs ir paklausė, sako, ar jis gali toliai eiti, sakau, gali, sako, iki NBA. Ir aš taip kažkaip kaip nujausdamas, sakau, gali ir iki NBA. Ir taip pavyko, tai manau, kad kokių 17-18 metų jau pasimatė, kad gali žaisti rimtai tą krepšinį. Bendravom gražiai, tas buvo smagu, kad jis pasitikėdavo manim, aš jo pasitikėdavau, tai tas toks paskui rezultatas gavosi labai neblogas, tai labai džiaugiuosi dėl to. Taip atvirai pasakius, nei jis, nei aš mes neatsimenam, kaip ten įvyko, kad jisai atsirado krepšinėje. Aš turėjau tokį įprotį, kad iki 9 klasės kiekvienais metais eidavau per visas Marijampolės mokyklas. Gal kuris vaikas užaugo per vasarą, gal atsirado naujas, atvažiavo. Aš pereinu visas klases, pasižiūriu vaikus, pakviečiu į krepšinį ir manyčiau vieno iš tų mano vaikščiojimo po mokyklas metu Andrius atėjo į krepšinio treniruotę. Ir su Andrium nebuvo taip paprasta. Jis labai norėjo žaisti krepšinį, bet jis labai gerai žaidė ir šaškėmis. Ir prisimenu, man teko eiti pas jo tėvelius ir įtikinėti, kad vis tik tai tolstam nuo šaškių ir koncentruojamės į krepšinį. Tai, kai pamenu vieno pokalbio metu, tėveliai sako, tai kad iš krepšinio nevalgys duonos ir nelabai čia toks užsiėmimas. Aš bandžiau įtikinti, kad gali būti ir priešingai. Tai daug pokalbių su tėvais. Pats Andrius, tai jisai buvo kruopštus, pareigingas, užsispyręs, kantrus ir mąstantis krepšinį labai gerai. Galbūt tai, kad jisai žaidė šaškiam, jam davė tą loginį tokį mąstymą ir įdomų sprendimą jau tada jau buvo. Aš kaip dabar žiūriu į sūnų Dovydą, kuris žaidžia Kauno Žalgirį, tai daug judesių, daug sprendimų, netgi tas kybojimas ore, tai yra grynai, ką tėtis darė Sakaluose, Lietuvos Ryte, jis tą darė sporto mokykloje. Nebūdamas ypatingų fizinių duomenų, priimdavo labai gerus sprendimus, surasdavo kelius link krepšio, padarydavo kitus žaidėjus geresniais, pakankamai gerai gynėsi ir buvo pavojingas visose aikštelės vietose. Jis gerai pataikė iš toli, iš tritaškio, gerai verždavosi, sutraukdavo didelius žmonės, matydavo, kur atiduot kamuolį, įvairiapusį žaidėjas. Giedraitis ir Songaila, tiesa, nebuvo pirmieji marijampoliečiai laimėję olimpinius medalius. Pirmasis – Viktoras Ciesinskas, gimęs 1922 Marijampolėje ir miręs 2007 Urugvajuje. Viktoras, būdamas 7 metų, su tėvais išvyksta į Urugvajų. 1944 ir 1948 Urugvajaus čempionas dalyvauja Londono ir Helsinkio olimpinėse žaidynėse. Helsinkėje laimi bronzą, Urugvajų tik per plauką 57-61, prakišus pusfinalį SSRS rinktiniai, kurioje žaidė Butautas, Petkevičius, Lagunavičius ir Stonkus. 2000 metais pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje šalies čempionais tapo Kauno Žalgirį finale 3-1 nugalėjęs Vilniaus Lietuvos Rytas. Vilniečių kapitonas ir lyderis buvo vienas rezultatyviausių visų laikų LKL krepšininkų. 27 marijampolietis Andrius Giedraitis
baigęs Jablonskio vidurinę, o treneris Marijampolėje iškilęs Šarūnas Sakalauskas. Tomas Masiulis nepataiko, Mičelas Butleris dar meta, dar vienas netaiklus metimas ir tai yra viskas. Lietuvos Ryto komanda tampa naujais Lietuvos krepšinio lygos čempionais. Viskas prasidėjo gal nuo 3 klasės. Vienas iš klasiokų nuėjo į treniruotę ir sako, visai patiko ir sako, gal norėtum pasijungti. Man sportuot patikdavo ir futbolą, viską sportuodavau. Vasarom ten ką tik tai galėdavau. Tai sakau, visai pabandysiu. Ir tada tėvai nupirko sportbačius Inkaro, tokius per petį persimetė surišęs ir nuėjau į pirmą treniruotę. Tada buvau pas trenerį Šarūną Sakalauską. Mūsų, kaip sakant, grupės vaikų, tų metų vaikų rezultatai buvo geri, buvom 3 Lietuvoje savo amžiuje. Bet taip visi išsiskirstėm kaip ir. Nuvažiavau į Vilnių, į pedagoginį universitetą, tada buvo pedagogijos institutas, mokintis anglų kalbą, studijuoti ir apie naujus metus Andrijaitis treneris sako, gal to užeik ir į statybą. Tai statyba, paskiau treneris Sakalauskas perėjo į policijos akademiją, ten pakvietė. Metimus, o dabar Lietuvos Ryto komandos kapitonas Andrius. Paskiau Sakalai, po Sakalų Lietuvos Rytas, ir taip toliau. Buvau, tiksliau gal esu užsispyręs ir visi iš mano pažįstamų draugų aplinkos sakė, tu neįstosi pirmiausiai. Nes tada anglų kalba buvo labai populiari, kaip sakant, specialybė ir buvo 5 žmonės į vieną vietą, buvo konkursas didelis. Bet, sakau, aš tikrai įstosiu, ne tik įstosiu, bet ir pabaigsiu. Ir, užsispyriau ir įstojau ir pabaigiau. Nieks mūsų labai nevertino, sakė, gal nelaimėsit nieko, bet taip kažkaip visi irgi buvom alkani, visi kažką norėjom įrodyti. Ir įrodėm. Darius dar tada jaunas buvo, jam atrodo, pirma rinktinė buvo. Tai kaip pažinojom vienas kitas, bet labai kažkaip nebendraudavom. Dariaus mama buvo mano pirma mokytoja. Tai kai man ten buvo, 8, 9 metai, 10, tai kartais į pamokas atsivesdavau Darių, aš atsimenu jį kaip mažą iš viso vaiką. Tai taip, paskiau buvom, gal kartą esam net žaidę vienas prieš kitą, bet dar vaikai. O paskiau tada aš už Vroclavą berods, o jisai už CSKA žaidė. Bandžiau darbavausi Marčiulionio akademijoje ir tada 16 metų jaunuolius teko treniruoti metus ir supratau, kad galbūt ten sunkus vaikai buvo, charakteriai, bet nesugebėjau motyvuoti. Dirbau su Maksvyčiu kaip antru treneriu. Antru taip nelabai patiko. Norėjau būti pirmu pabandyti, bet pamačiau, kad ne man. Kad kažkiek norėjausi jau ir pabūti su šeima, augau du sūnus, tai su jais kažkiek daugiau laiko skirti. Matydavau, kaip jie treniruojasi, matydavau, ko trūksta. Tai rytais prieš pamokas padirbėdavom.
Andrius Giedraitis atsidavė šeimai, o Darius Songaila pats tapo treneriu. Iš pradžių Jasikevičiaus asistentų Kauno Žalgiryje, o paskui NBA komandos San Antonijaus Spurs garsiojo trenerio Grego Popovičiaus asistentu. Pernai tapo ir Lietuvos rinktinės trenerio asistentu bei antrosios rinktinės treneriu. Buvęs Marijampolės vaikų krepšinio treneris Šarūnas Sakalauskas įkūrė Vilniaus Sakalų krepšinio klubą, su kuriuo laimėjo LKL bronzą. Pirmasis patvarkė Kauno Žalgirį kovoje dėl Lietuvos aukso. 8 sezonus treniravo BMS Eisbaren, kurie iš antros lygos ištraukė iki Vokietijos bronzos medalių. 2006 metais pripažintas geriausiu Vokietijos treneriu. Basket Hebdo surengtuose 2000-ųjų Europos krepšinio trenerių rinkimuose Sakalauskui atiteko 7. vieta. Atsidūrė labai netikėtai. Baiginėjau Kūno kultūros institutą ir docentas Butautas sako, Šarūnai, siūlau tau važiuoti į Panevėžį. Aš pagalvojau, ne, Panevėžys labai toli, vis tiek Kaunas yra krepšinio centras. Buvo, yra ir tikiuosi, kad bus. Nu ir Panevėžį nenorėjau, Marijampolė buvo šalia, man buvo svarbu, kad aš palaikyčiau tą ryšį su Kaunu, matyčiau Žalgirio varžybas, su treneriais viską, Kauno. Ir aš visuomet tikėjausi grįžti į Kauną kažkada. Ir gavau paskyrimą į Marijampolę. Gavau paskyrimą, atvažiavau, apsidžiaugiau. Planavau neilgai, bet išėjo 9 metai. 9 įdomus, sėkmingi metai. Norėjau tapti treneriu, gerai dirbančių trenerių. Specializaciją institute dėstė Stepas Butautas, tai buvo didelis autoritetas. Po to sutikau Algirdą Gedminą, kuris irgi daug išmokė. Mačiau, kaip dirba su Lietuvos jaunių rinktinė Raimundas Sargūnas, taip pat imponavo ir mačiau, kad tie žmonės labai gerai išmano trenerio darbą, sakyčiau, pagrindinę. Be Marijampolės aš nebūčiau padaręs gerų pasirinkimų, be Marijampolės nebūčiau sužinojęs tiek apie krepšinį, apie žmogišką bendravimą, apie trenerių bendravimą, apie trenerio etiką, apie pagarbą vienas kitam, apie finansus, lėšas, rėmėjų pritraukimą. Lemiamą vaidmenį. Vienareikšmiškai. Na, Šarūnas čia pas mus dirbo 10 metų kažkur turbūt. Ta istorija, aišku, yra Marijampolės krepšinio žymiai ilgesnė, tai jeigu pradėt nuo pirmųjų, aš čia kaip istorikas, toks krepšinio žinovas galėčiau išvardinti, kad prieš karą tai Mamertas Duliūnas, buvo toks Marijampoliečiai laikė pirmuoju treneriu miesto sodo centrinėje aikštelėje, ten treniravo vietinius krepšininkus ir Rygiškėnų gimnazijoje buvo mokytojas Petras Kijauskas, kuris kvietėsi čia Europos čempionus atvykę žaidėją. Tai jie tokie buvo 2 krepšinio puoselėtojai pradžioje. Na, po karo jau atsirado etatiniai treneriai ir aišku, pirmiausia reikia paminėti sporto mokyklos direktorių ir trenerį Vytautą Karlikauską, aišku, kuris vėliau 74-ais tragiškai žuvo, dar palyginus jaunas, bet jis subūrė pirmasis Marijampolės komandas, moterų, vyrų pats žaidė. Tai jo buvo didelis indėlis, jis pasikvietė 2 trenerius. Sigitą Naujoką, kuris išdirbo apie 50 metų mokytojų ir trenerių. Na ir Sigitas Mickevičius, kurio čia buvo visa era moterų krepšinio, kuris atgaivino, išvystė tą moterų krepšinį 1965 metais. Tapo Lietuvos čempionėm Kapsuko jaunystės, tuo metu komanda žaidė TSRS B lygoje. Tai buvo didžiulis pasiekimas, išugdė daug Lietuvos rinktinės žaidėjų. Tai pokario šitie buvo, sakysim, treneriai, na, o paskui vėliau jau tarybiniais laikais, vadinkim, paskui nepriklausomybės laikais, tai aišku atėjo Stasio Žalibarščio era, kuris atgaivino tą moterų krepšinį po Sigito Mickevičiaus. 97 metais vėlgi tapo Lietuvos prizininkėm ir daug metų išlaikė tą lygį, daug dirbo, tai jo čia didžiulis nuopelnas. Na ir Elvyra Šablinskienė dar su mergaitėm labai daug, sakysim, pasiekė, išugdė rinktinę žaidėjų. Tai gal kažko, jeigu nepamiršau, tai galbūt ir pagrindiniai tokie treneriai.
Marijampolėje užaugo, subrendo ir 1965-aisiais trenerio kelią pradėjo amžinąjį atilsį Vydas Virbickas. Vėliau Lietuvos moterų krepšinio lygos įkūrėjas, daug metų dirbęs Kaune. Savo gimtinėje kelią krepšinyje pradėjo ir Jonavoje vėliau sėkmingai darbavosi marijampolietis Juozas Storpirštis. Kaune iškilo visoje Lietuvoje žinomas treneris Edas Nickus, vienas iš Lietuvos krepšinio lygos ir atleto klubo steigėjų. Marijampolės krepšinio mokyklos auklėtinės Birutė Savulytė Zakienė ir Staselė Tamulynaitė Vilkauskienė žinomos visoje Lietuvoje trenerės, taip pat dirbusios Kaune. Dabar estafetę iš vyresniųjų perėmė nauja trenerių karta, sėkmingai tęsianti Marijampolės krepšinio tradicijas. Marijampolės krepšinio talentus ugdė Mindaugas Sagaitis, pirmasis Aurimo Kiežos treneris, Domas Kriščiūnas, pirmasis Marijaus Užupio treneris, bei Lietuvos krepšinio lygoje Marijampolės Sūduvą treniravęs Kęstutis Juozaitis. Pirmasis Tautvydo Kliučinyko, Igno Labučio ir Mato Vokietaičio treneris. Pati pradžia po Sigito Mickevičiaus, kada jo moksleivis žaidė Tarybų Sąjungos aukščiausioje lygoje, buvo toks štilius. Apie 30 metų nieko nebuvo, bet iš Kauno atvažiavo Chmieliauskas Gintas ir jisai Marijampolės verpimo fabrike surinko moterų komandą, kuri ir pradėjo žaisti moterų lygoje. Aš treniravau mergaičių 1970 metų gimusią komandą ir mes nugalėdavom tą moterų komandą. Miesto pirmenybėse mes tapom čempionais. Tada ten paskiri mūsų komandai leido atstovauti toje antroje lygoje. Mes antroje lygoje laimėjom antrą vietą, žaidėm ten peržaidimus, žaidėm su Vilniaus Šviesa ir ten Gintarė Krikštaitė toje komandoje žaidė, buvo viena iš rimčiausių ir mes ją iki 3 pergalių žaidėm ir įveikėm ir pakliuvom į aukščiausią lygą. Tai buvo pagrindas 1970 metų gimusių mergaičių pagrindas komanda. Vėliau aš į komandą pasikviečiau ten Irena Giraitinė, tokia jau buvo 10 metų niekur nežaidusi, pas Sigitą Mickevičių lankėsi. Ir ta komanda tokia ir buvo. Parvažiavo Jolanta Priekšienė, Birutė Butkutė ir ta komanda buvo iš vietinių. Galima sakyti, neturėjom dar nei vienos užsienietės ir pradėjom žaisti aukščiausioje lygoje. Mums ten nekaip sekėsi pradžioje, mes 7 vietą laimėjom, tik tai iškovojom. Bet žingsnis po žingsnio, viena kita užsienietė, po to 97 metais įkūrėme sporto klubą. Taip pat esu vienas iš moterų krepšinio lygos įkūrėjų. Mes ten 6 susirinkę Alytuje nutarėm, kad steigiame vadovaujant Vidui Virbickui. Amžinatilsį irgi marijampolietis. Vidas Virbickas pasiūlė ir mes visi nutarėm steigti atskirą lygą. Ir taip ir prasidėjo. Vyrai truputėlį buvo tokio daugiau blaškymosi. 52 metais vienintelį kartą Marijampolės vyrai buvo Lietuvos prizininkai aukščiausioje lygoje, Kupsuko Žalgiris, ir paskui po to mūsų vyrai tik tai 98 metais komerciniu būdu pateko į LKL, kai komandą treniravo olimpinis čempionas Valdemaras Chomičius. Po 3 metų ta komanda subyrėjo, nes neturėjo pastovių rėmėjų, nebuvo klubo struktūros, neturėjom tinkamos salės. Na, paskui po 5 metų, 2006 metais, vėlgi sugrįžome į aukščiausią LKL lygą, dar 4 metus rungtyniavome, bet problemos išliko tos pačios. Buvo pavieniai rėmėjai, nebuvo susitelkimo mieste, ta komanda iširo ir iki šiai dienai rungtyniavome gana prastoje salėje nacionalinėje lygoje, nors turim gerus rėmėjus, bet neturim tinkamų sąlygų pakliūti aukščiau. Tikrai galėčiau išskirti iš trenerių Giedrių Žibėną, būtent jam vadovaujant laimėjom tą LKF taurę. Tikrai buvo, jau tuo metu matėsi, kad yra didelis savo darbo fanatikas, darboholikas. Taip pat Marius Vilknavičius atnešė 2 titulus, išskirtinis treneris, sugebėjimu prieiti prie žaidėjų. Taip pat Rytis Vaišvil, tikrai didelis profesionalas, sugebėdavo išsireikalauti mažiausių smulkmenų
kurios jam atrodydavo reikalingos. Alytiškis Gintautas Žibūda į Marijampolę atvyksta 1981 rudenį. Perima 1964-65 metų jaunių komandą, kurioje žaidžia ir sausio 13 naktį prie Vilniaus televizijos bokšto žuvęs laisvės gynėjas Rimantas Juknevičius. Tai, sakykime, po nepriklausomybės atstatymo nuo 90 metų mūsų buvo žaidimų sporto mokykla, dabar sporto centras, tai mūsų krepšinio skyriui išaugo virš 40 Lietuvos rinktinės moksleivių jaunimo, jaunučių rinktinės narių, merginų, vaikinų apie 40 dalyvavo. Aišku, tie du mūsų olimpiečiai, ryškiausi Andrius Giedraitis, Darius Songaila. Na, paskui, sakysim, po jų iš merginų Eglė Šulčiūtė, ilgametė Lietuvos rinktinės žaidėja, Eurolygos prizininkė. Be šių iškilių krepšinio asmenybių Marijampolė per ilgus dešimtmečius taip pat išaugino 1961 TSRS moksleivių Spartakiados vicečempioną Juozą Vidžiūną. Su Vilniaus statyba 1971 kelialapį į TSRS aukščiausiąją lygą iškovojusi Gracijų Naujiką. 1975 Europos jaunių čempionato bronzos medalio laimėtoja, 5-kart Lietuvos čempionė Regina Minkevičiūtė. Taip pat TSRS jaunimo turnyrų prizininkus Virginija Kazelytė, Lorena Guščiūtė, Reda Brzdaitytė, Vaida Vijeikį, ilgametį Marijampolės komandų žaidėją Tomą Saltoną. Tomas Venskūnas, LKL čempionas ir vicečempionas. Ir Tomas Venskūnas. Sėkmingai šiandien žaidžia ir Tomas Venskūnas. Lietuvos moterų rinktinė žaidėja 1999 Europos čempionato 6 vietos laimėtoja Ligita Kinkevičienė, daugkartinė snaiperių konkurso laimėtoja, 3-kart Lietuvos čempionė Ela Briedytė. Šio konkurso nugalėtoja. Triukšmo! Taip prizai teikia Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Ela, sveikinu. Nuostabus pasiekimas. Atskleis, ką sakė vyrai dabar iš karto po to, kai visus juos sumušiai. Šaunuolė sakė tu. Tu šaunuolė. Daugkartinį NKL čempioną, 2011 naudingiausią LKL žaidėją ir 2007 Lietuvos čempionato bronzos medalio laimėtoją Aurimą Kiežą. Kokį bloką išrašo dabar Aurimas Kieža. 2006 Europos jaunių ir 2008 jaunimo vicečempioną, ilgametį miesto vyrų komandos žaidėją Marių Valukonį, Lietuvos krepšinio lygoje užsirekomendavusi Aurimą Majauską, 2008 Europos jaunių čempionę Eglę Vitkutę, 2018 Charlotės Hornets NBA naujokų biržoje pašauktą Europos jaunių vicečempioną ir bronzos medalio laimėtoją Arnoldą Kulboką. 3-kart LKL čempionas Lukas Uleckas. Kuris atstovaudamas Lietuvos jaunimo rinktinėms iškovojo 2 Europos čempionato sidabro medalius, 1 pasaulio čempionato bronzą ir 1 bronzą Europos čempionate. 2019 Europos vicečempionė ir 2022 čempionė Gabrielė Sedervičiūtė. 2-kart Europos bronzos ir 1-kart sidabro medalio laimėtoja, pasaulio vicečempioną Marijų Užupį. As if this day couldn't get any better. It just does. Marius Užupis proposes to his fiancée, Martina Petrinaite, after he wins a silver medal here at the World Cup. He just won a lifetime partner. Daugiau nei 10-metį Marijampolės Sūduvos Mantingos klube žaidžiantį Tautvydą Kliučinyką. Kliučinykas iš toli. Ir šiandien tritaškiai metimai dovanoja pergalę Sūduvai Mantingai. LKL kelis sezonus žaidusi Igną Labutį. Ignas Labutis kiek primirštas ir idealiai išnaudoja šį šansą. Jau keletą metų LKL sėkmingai rungtyniaujantį Ernestą Sederevičių, NKL čempioną, Floridos Atlantos universiteto Auls žaidžiantį Matą Vokietaitį. Valdemaras Komečius pradėjo treniruoti, atsirado rėmėjai, bet miestas nepasiruošęs tam buvo. Nei klubo struktūros tokios rimtos nebuvo, nei žmonių nebuvo, nespėjo sutelkti.
nei rėmėjų, taip kad plus arenos, sakysim, vis tiek neturėjimas to pagrindinės, kaip sakysim, mieste neturėt bažnyčios ir kaip tą religiją išpažinti, taip ir čia neturint salės nėra kaip tą krepšinį vystyti. Tai va, tai po 3 metų išvyko Chomičius, išvyko dar kažkurie žaidėjai, vėl kažkas atėjo naujas, na ir tie rezultatai buvo vidutiniai ir tada savaime numirė, bet sakysim, vėl buvo ambicijos sugrįžti, vėl sugrįžom, bet kartuota buvo tos pačios klaidos, miestas nesusitelkė, rėmėjai nesusitelkė, vėlgi pavieniai rėmėjai, kažkoks tai gelbėjimas buvo tos komandos, vėlgi atvykę treneriai keitėsi po vieno sezono, po kito. Na ir tai buvo dėsninga, vyrai negalėjo, manau, gal dabar galėtų, bet pagrindinė sąlyga yra arena, dabar nusistovėjęs, sakysim, mūsų tie rėmėjai, nusistovėjęs tas klubas, Mantinga galėtų, manau, kad jis ir aukščiau kilt, bet tada kita problema neįsprendžiama. Marijampolės krepšinio vėliava vėl kaip ir 20-ojo amžiaus 7-ame dešimtmetyje kelia merginos. 97-ųjų pavasarį Marijampolės krepšininkės laimi Lietuvos bronzą. Po metų komanda pradeda remti Vidmanto Kučinsko bendrovę Arvi. Per 12 metų 5 sidabro ir 7 bronzos medaliai Lietuvoje ir dar 4 sidabro medaliai Baltijos moterų krepšinio lygoje. Tiek apdovanojimų iškovoja Marijampolės miesto krepšininkės. 2005-aisiais Marijampolės moterų komanda pirmąkart startuoja FIBA Europos taurės turnyre. Medaliai tai mano svajonių išsipildymas. Ta svajonė atsirado dar tada, kai tik pradėjau dirbti treneriu. Svajojome sukurti profesionalų klubą, surasti rėmėjų ir siekti apdovanojimų. Žingsnis po žingsnio ėjome medalių link ir labai džiugu, kad juos laimėjome. Stasys Žaliabarštis, Marijampolės moterų komandų treneris. Įkūrus klubą nebuvo rėmėjų, tai aš vaikščiodavau pas visus savo draugus ir buvo tokia praktika, kada vieną merginą remdavo vienas rėmėjas, kitą kitas, vieną maitindavo, kitai ten sutardom kažkokią, tai ten ar televizorių duodavo jai, ar dar kažką, koks prekybininkas, žodžiu. Pati pradžia buvo tokia ir klubą kuriant buvo sudėtinga, kadangi praktikos tokios nebuvo, nuostatai įvairūs ten, kaip tą klubą įkurti, kokį, tai dabar gal juokas imtų iš tokių dalykų, bet patiem pirmiem ledus laužti buvo gana nelengva užduotis tokia. Komanda, kada pradėjo geriau žaisti, tada mes pradėjom iš užsienio, Baltarusija pirma buvo, iš Baltarusijos atvažiuodavo viena kita mergina, stiprindavomės komandą, taip pradėjau užsienietis ir dėjom iki to, kad mes su Telekomu kaudavomės dėl 1-2 vietos. Atsimenu, mes PSDX Prancūzijos komandą namuose nugalėjom 19 ar 17 taškų skirtumų. Deja, nesėkminga buvo išvyka, ten mes pralaimėjom apie 30 taškų ir PSDX pralošė tik tai Maskvos srities Spartakui ir buvo antrosios Europoje. 2011-ieji. Savo kelią pradeda Marijampolės Sūduvos moterų komanda. Jau po poros metų, 2014-aisiais, prie komandos vairo stojus Rimvydui Samulėnui, Marijampolietės užsigabina pirmuosius Lietuvos moterų lygos sidabro medalius. Tokį patį pasiekimą fiksuoja ir 2015-aisiais bei 2016-aisiais. Antros pakilos kaip tik užlipo mūsų moterų krepšinio komanda. Taigi sidabras labai geras apdovanojimas ir aš džiaugiuosi savo moterim. Džiaugiuosi tais, kurie padeda tai komandai išlikti, kadangi savivaldybė viena ko gero nesugebėtų. Ačiū labai rėmėjam, ačiū treneriui, ačiū moterim, kurios suprato, kad reikia sidabrą laimėti. Ir jos laimėjo. Bet aukso vis nebuvo. Tik 2017-aisiais Marijampolės Sūduva 5 rungtynių finalo dramoje 3-2 įveikė Kauno rajono Hoptrans Sirenas ir pirmą kartą 21-ame amžiuje tapo Lietuvos čempionėmis. Tų metų Eurobasket.com reitinge Marijampolės Sūduva patenka į geriausių Europos komandų 30-tuką. Marijampolietės dar iškovojo šalies taurę, o Baltijos moterų krepšinio lygoje buvo 3. Sūduva laimėjusi 30 iš 38 žaistų rungtynių, tą sezoną treniravo Rimvydas Samulėnas.
Jos dabar lengvas ir paprastas metimas. Rezultatas tampa lygus 2-2. Vienos rungtynės per 10 metų nemiegojimo, bemiegių naktų, vasarų neturėjimo, kaip sakyt. Aš žinau, kad tai yra mano paskutinis šansas, kaip sakyt, arba tu tapsi Lietuvos čempionu kartu su komanda, arba tu netapsi, kaip sakyt. Nu, ažiotažas buvo baisinis, galiu pasakyti, didžiulis, kaip sakyt. Aš galiu pasakyti, kaip Žalgiris Rytą žaidė LKL, vyrai, toks ažiotažas, tai moteryse, kaip sakyt, ažiotažas, nu aišku, silpniau, kaip sakyt, bet moterų lygių tai ne ką prastesnis, kaip sakyt, buvo. Tai va, ir ką, tada mano žygis prasidėjo, reiškia, lauke. Įsivaizduokit, aš negalėjau, tikrai jau, manau, taip jau buvo nervai, kaip sakyti, ir ta visa sveikatėlė tokia, žinokit, pašlius, kaip sakyti, jis išviesiai jauno žmogaus, kaip, nu, baisinis spaudimas, galiu pasakyti. Ir aš laukia vaikščiau pirmyn atgal, reiškia, čia link gamyklų tokių pramonės rajonas, kaip sakyti, jau, reiškia, kad aš negirdėčiau, reiškia, to viso dalyko. Bet vis tiek per tiek žmonių, jeigu tu girdi tą visą bangą, wow, tai reiškia, mūsų komanda pataikė, supranta? Kaip dabar atsimenu, aš ateinu jau laikrodį stebiu, nes rungtynės taip daugmaž vyksta 1:40 minučių. Nu ir aš taip 1:20 jau artėju link salės, jau 1,5 valandos visai šalia, girdžiu emocijos, viena emocija, dažnėja tos emocijos, tai reiškia, perima kamuolį, pataiko, nu ta prasme viskas vienų rungtynių reikia. Jos geras perdavimas ir Linos Pikčiūtės taškai. Ir va dabar į tą rezultatą žiūriu, kaip sakyt, tas plakatas kabo, aš taip įeinu į tą visą, kaip sakyt, sporto salę, suprantat, ir pamatau, kad ten liko, nežinau, gal 30-40 sekundžių, matau, kad jau viskas, nu, pergalė, viskas, suprantat, kaip sakyt. Ir dabar 70-54, reiškia, mes tas rungtynės perložėm ir tampam Lietuvos čempionais. Tai aš pirmą žmogų, kurį apsikabinau, tai amžinatilsį meras, reiškia, buvo Vidmantas Brazys, kuris labai mylėjo moterų krepšinį. Nepatikėjau dar, kaip sakyti, iki šiol, kaip sakyti, kad, kaip sakyti, kad mums pavyko. Komandos kapitoniai 39 metų 1,75 cm ūgio Ritai Mileškieniai čempioniškas sezonas buvo 5. Marijampolėje, o iš viso Marijampolėje Geležinė Rita žaidė 6 sezonus. Neabejotina Sūduvos atakų lyderė ir viena geriausių to meto čempionato žaidėjų buvo 1,90 cm ūgio 24 Laura Svarytė Miškinienė. Bet ryškiausia Marijampolietė krepšinėje po Laimos Rutkauskaitės ir Jūratės Kaluškevičiūtės be abejonės 1,90 m krašto puolėja Eglė Šulčiūtė. Ilgametė Lietuvos rinktinės lyderė, Italijos taurės laimėtoja ir 2005 Eurolygos 3 vietos laimėtoja. Mūsiškės, o Eglė Šulčiūtė pelno 3 taškus. Mano krepšinis prasidėjo taip, kad visos mokykloje, aišku, klasiokės ėjo į muzikos mokyklą, žinoma, ir aš labai norėjau, nes kur banda ten ir aš. Nu ir žodžiu buvo taip, kad nuėjau į muzikos mokyklą ir ten būdavo atrankos visą laiką, kas pakliūna į tą muzikos mokyklą. Nu ir žodžiu, ten atėjo mano eilė eiti į tą muzikos mokyklą ir atėjau į klasę, ten kaip egzaminai būna kažkokie ir žodžiu, man liepė sudainuoti Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, žodžiu. Nu ir sudainavau ir man sakė, atsiprašome, gal pabandykite kitais metais. Mano tėvai pažinojo per draugų draugus ir taip toliau, sako, atveskit pabandyti krepšinį ir nuo tos dienos muzikos karjera baigėsi ir į krepšinį perėjau. Pirmą treniruotę tai atsimenu kuo puikiausia, nes žinau, kad buvau atėjus ir turbūt nuo baudos, gal arčiau baudos, buvau pastatyta su kamuoliu priešais krepšį ir paprasčiausiai paprasti metimai. Tai atsimenu šitą dalyką kuo puikiausia, kad turbūt visą valandą laiko tik stovus prieš krepšį mėčiau. Daugiau nieko, varžybų pirmų net neatsimenu, gaila, bet neatsimenu. Kuo įsimintiniausios, tai visos buvo mūsų finalai su 85 metų gimimo, kad laiminėdavom beveik viską prieš Kauną, kad daug tų čempionatų savo metų, 85 metais ten buvo, nežinau, kaip 14 metais, 15 metais, tai laiminėdavom, tai va būdavo kažkas tokio prieš Kauną, ypatingai Merkurijus buvo ir Kauno sporto mokyklos. Tikėkimės, Vytautai, kad sugrįš į mano gimtąjį miestą pirmą moterų komandą. Kada nors su Ela Breidyte vyrtrenerė priešakyje. Krepšinio fanai dievina žvaigždes, kartais netgi trenerius, bet retas gražiai atsiliepia apie teisėjus.
Pirmuoju FIBA kategorijos teisėjų dar prieš karą 1938-aisiais tampa marijampolietis Europos čempionas Stasys Šačkus. Okupacijos metais tarptautinė teisėjo kategorija suteikiama Juozui Storpirščiui, vienam ryškiausių Lietuvos krepšinio teisėjų per visą istoriją. Respublikinės kategorijos taip pat suteikiamos Sigitui Naujokui, Sigitui Kapačinskui, Romui Šablinskui. Vėliau Marijampolės teisėjų mokyklos vardą garsina Lietuvos krepšinio lygos teisėjai Rimas Vitkus ir Artūras Gelvichas. O naujosios kartos Marijampolės teisėjavimo veidais tampa viena pirmųjų merginų teisėjų Lietuvoje Diana Diečkova. Ne vieną sezoną LKL teisėjavęs Deividas Jurkša. Prieš porą metų LKL debiutavęs vienas perspektyviausių Lietuvos teisėjų šiuo metu Dovydas Kairys. O tėvo Rimo pėdomis sėkmingai žengė 2024-aisiais į LKL teisėjų sąrašą įtrauktas Rytis Vitkus. Didžiausi autoritetai teisėjavimo turbūt buvo tai Naujokas, amžinatilsį, ir šitas Sigitas Kapačinskas, kurie man skatino mane, mes kartu pradėjom tą didįjį krepšinį teisėjauti ir buvo tokia didelė paskata, o ypač iš Sigito Kapačinsko. Manau, kad tikrai yra krepšinio teisėjų klubas, tikrai yra tas vienas toksai iš elementų, kuris tikrai yra kaip stiprus atkirtis ir kitiems miestams, tačiau yra daug didesnė konkurencija didžiuosiuose miestuose ir noro teisėjauti vaikinų ar merginų yra pas juos daug didesniuose miestuose daug daugiau. Mūsų Marijampolės kaip mažam miestui mums pritraukti krepšinio teisėją yra nepaprastai sunku, nes tas krepšinio teisėjas, jie mato aikštelėje, ką jis atlieka, kaip jisai dirba ir koks tai yra sunkus darbas. Tad nėra toks patrauklus Marijampolėje, kad tikrai plūstų didelė masė krepšinio teisėjų norinčių teisėjauti. Na, žinote, krepšinį nusipelnusių yra tų žmonių nemažai, o kad juos kažkaip tai įamžint, tai vieną tokiam mes patys padarėm, tai, kaip sakau, vis tiek mes turim sporto istorijos muziejų ir mes pagrindiniai tie mūsų krepšinio puoselėtojai, bent jau jų nuotraukos, jų biografijos yra mūsų muziejų. Na, su Klemensu Agentu aš jau nemažai laiko pažįstamas, tikrai jis marijampolietis, aš ne visai marijampolietis, bet žinoma, Klemensas Agentas tai yra mieste labai žinomas žmogus ir su juo nesunku labai bendrauti, jis visada maloniai kiekvieną žmogų sutinka, su juo galima sutarti. Jis labai aišku myli sportą, myli krepšinį, drąsiai tvirtinu, kad yra krepšinio žmogus. Sunku labai apibūdinti Klemensą žodžiais, nes tikrai yra išskirtinis žmogus su išskirtinėmis vertybėmis, jo bendravimas su žmonėmis, kaip lygų su lygiais, nieko jis neįskiria, yra pagarbos. Ir jis didelis filantropas, aš nežinau iš tikrųjų, kuris miestas gali pasigirti, turintis tokį žmogų, kuriam taip rūpi pats miestas. Iš Lietuvos krepšinio lygos pasitraukusi Marijampolės Sūduva Mantinga naują istorijos puslapį atverčia 2011-aisiais, kai pradeda savo kelią antrajame pagal pajėgumą šalies čempionate. O jau ketvirtajame sezone nacionalinėje krepšinio lygoje 2015-aisiais pasidabina bronzos medaliais. Ta sezoną prie komandos vairo stovėjo tuomet dar tik pirmuosius žingsnius treniruojant vyrų žengęs būsimas Vilniaus Ryto strategas ir dukart Lietuvos krepšinio lygos čempionas Giedrius Žibėnas. Kad buvo įdomus sezonas, buvo daug gerų žaidėjų. Labai gerą komandą turėjom. Labai tokią patyrusią, bet kartu ir alkaną. Iš tos komandos išėjo paskui aukštesnį lygį tiek Sabeckis, tiek Petrilevičius. Buvo labai geras toksai žaidėjų junginys patyrusių ir vietinių, ir Valukonis, ir Kliučinykas, ir Labutis, ir sezono vidury Kieža prisijungė.
Buvo labai įdomus sezonas, turėjom labai pilną sudėtį, vidury sezono labai gerai atsimenu, laimėjom federacijos taurę, mažoji taurė vadinosi, man atrodo. Pirmas rungtynės prieš dublerius Žalgirio gavom gal 9 ir paskui ten ar po pratęsimo, ar ten 10 ar 11 laimėjom, tai buvo tikrai didelė šventė Marijampolėje. Dar dabar prisimenu, kaip Aurimas Kieža prašė ekstra day off'ų ir jų negavo. Ir paskui pagrindinis tikslas buvo sezono, tai yra į 4 patekti, atsimenu 3-1 serija prieš Jonavą, labai sunku buvo. Ir atsimenu, kaip mus lydėdavo į kiekvienas išvykos rungtynės, ypač play-offuose Marijampolės fanai. Atsirado skanduotė, tai tą sezoną olė, 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 Marijampolė. Labai smagu buvo ir tada finalinis 4, pusfinalis, favoritų statusas, molėtai, dar daugiau patyrusių žaidėjų. 4-0 mūsų naudai per reguliarų sezoną ir tai yra vienas iš skaudesnių turbūt pralaimėjimų pačiam savo karjeroj. Nepamenu tiksliai, man atrodo 2 taškais ar 3 taškais. Ir taip, bet kitą dieną visą laiką išaušta kita diena, dėl 3 vietos laimėm bronzą ir tai buvo pirmas medalis pagrindiniai vyrų komandai, pagrindiniai Marijampolės vyrų komandai. Taip, ne LKL, bet vis tiek NKL, tai manau buvo gera pradžia, geras akstinas jiems jų sėkmiai tolimesniuose sezonuose, kur jie nekartą laimėjo. Per pastarąjį 10-metį Marijampolė Sūduva Mantinga net 4 kartus tampa nacionalinės krepšinio lygos čempione. Nė karto taip ir nedebiutuoja LKL. Ne todėl, kad neturi noro. Noras didelis ir 2016-aisiais, kai pirmą kartą tampama NKL čempionais, ir po metų, kai titulas apginamas, ir 2019-aisiais, ir 2020-aisiais. Bet koja pakiša ne meistriškumo stoka ir net ne pinigai. Marijampolėje iki šiol nėra modernios arenos, kurioje būtų 1200 sėdimų vietų. Norisi stengtis laimėtis dėl Mantingos, dėl Klemenso, dėl Kęstučio, žmonės, kurie duoda pinigų šitai komandai, šiam miestui. Ir norėtųsi labai išeiti į LKL-ą. Iš pradžių buvo toks tikslas, kai atėjau į komandą, kad išeiti į LKL-ą, bet nepastato tos arenos niekaip. Mes savo darbą lyg ir padarom, o kažkas ne. Šiuo metu Marijampolė neturi arenos, kuri atitiktų LKL standartus. Nors Sūduva Mantinga komanda visada rengiama siekti aukščiausių tikslų ir 4 kartus buvome tapę NKL čempionais, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl LKL durys kol kas mums dėja yra uždarytos. Nepaisančių iššūkių komanda yra motyvuota ir toliau siekia aukščiausių rezultatų, tikėdamasi, kad ateityje situacija gali pasikeisti. Ir tuo mes labai tikime ir labai laukiame naujos arenos pastatymą. Remti krepšinį pradėjau gana anksti, po nepriklausomybės atgavimo. Pagrindinė priežastis gal tai buvo mano sūnaus Manto meilė šiai sporto šakai, nes nuo 1 klasės jis pradėjo lankyti profesionalias treniruotes sporto mokykloje. Ir sėkmingai gana dalyvavo turnyruose ir čia respublikiniuose ir atvažiuodavo iš užsienio komandėlių apsižaisti. Tai, aš kaip tėvas natūraliai įsitraukiau ir finansiškai prisidėjau, nes tuo metu sporto mokyklos neturėjo pakankamai lėšų. Reikėjo padėti, tai kamuolių nupirkti, tai batų žaidėjams nupirkti, tai benzino užpilti, reiškiasi, į autobusą, kad galėtų nuvežti toliau kažkur tai į Klaipėdą apsižaisti. 2007 metais, kiek pamenu, kai Marijampolė pradėjo remti vaikų krepšinį ir buvo įkurtas klubas Mantinga ŽSM. Tiesiog gal už tą tokią gerdarystę jie pasiūlė ir Mantingos vardą paminėti ant jų komandos marškinėlių.
ir tas buvo įkurtas klubas. 2009 metais jau klubas startavo, kiek pamenu, regionų krepšinio lygos RKL čempionatą. O 2011 metais žengė svarbų žingsnį į nacionalinę krepšinio lygą. Šis kelias mane džiugina, nes per šiuos metus prisidėjau prie krepšinio augimo Marijampolėje ir padedu jauniems žaidėjams siekti savo tikslų. Ir gal pagrindinis tikslas tai yra gerai paruošiama profesionalius žaidėjus, kurie galėtų žaisti Lietuvos rinktinėje ir siekti tapti žaidėjas pasaulio, Europos čempionatuose ir ginti garbę olimpinėse žaidynėse. Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda įgyja tęstinumą ir 3-3 krepšinyje. Aukščiausio lygio tarptautiniuose FIBA turnyruose dalyvauja Marijampolės 3-3 klubas, o jame rungtyniavę Gintautas Matulis ir Evaldas Džiaugys 2024 Paryžiaus olimpinėse žaidynėse lipa ant bronzinės pakylos. Kitas olimpinis prizininkas Aurelijus Pukelis, Marijampolės Sūduvos Mantingos 5-5 komandos žaidėjas. 20 metais rudenį man paskambino Mantas agentas, Mantingos direktorius, ir pasakė, kad buvo atvažiavęs Skaisgirys į Marijampolės savivaldybę ir jie kaip ir nori statyti komandą Lietuvos krepšinio 3-3 čempionatą. Tai paklausė manęs, ar tu apsimsi, nes jeigu neapsimsi, tai čia turbūt nebus tos komandos. Tai aš vedinas to sportinio intereso tikrai sutikau, nes man įdomu buvo pabandyti, kas tas 3-3 krepšinis yra, nes buvau matęs tik tai per tą Hoftrans ir viskas. Tai viskas prasidėjo. Komandai pas mus MKL žaidė tuo metu Justas Nausėdas. Ir jis jau buvo čiupinėjęs to 3-3 krepšinio. Tai aš jau paklausiau, ar galėtum tu savo tuos draugus Evaldą Džiaugį ir Mindautą Bulanovą pasikviesti. Dar pakviečiau Kliučinyką, Valukonį ir tą komandą tokią pastatėm. Tai 3-3 mano krepšininko, sakykime, pradžia prasidėjo irgi nuo to pačio žmogaus Vytauto irgi žinutės, bet ten jeigu taip įsiplečiant, tai istorija irgi buvo, kad man jis paskambino ir jau ten, jeigu neklystu, buvo 5 žmonės, jis jau surinkęs į tą komandą ir man paskambino būti kaip komandos treneriu. Ir kada žaidimas vyksta 3-3 treniruotės, tai aš kada ten 6 žmogus, tai mes pradėjom žaisti tą 3-3 ir nežinau, gal ta pradžia tokia neblogai viskas gavosi. Aišku, ten būdavo tokių nesėkmių, čia nežinau, žargoniškai sakant, ten pirmus turnyrus merkdavom viską, bet sakau, ten būdavo tokių komandų, kur net kartais nežinai prieš ką žaidži, bet atrodo mūsų komanda gera, bet 0-2, 0-2 ir va nuo to ir prasidėjo ta tokia pradžia, tai čia buvo 21 berods metai. Tai garsinti Marijampolės vardą, tai man pačiam kaip marijampoliečiui tai yra smagu tikrai, bet kaip ir minėjau prieš tai, kad jau tą Marijampolės vardą čia Lietuvoje tai tikrai visi žino, tai aš gal labiau įsiplėšiau į 3-3 tą temą, kaip, pavyzdžiui, nuskrendi ten, sakau, į Kiniją, į ten Bahreinus, Kanadas ir 3-3 yra, kad komandos pavadinimas turi būti miesto pavadinimas. Tai realiai tavo ant marškinėlių žmogus pranešėjas su mikrofonu, ten švieslentį visur dega tas Marijampolės vardas, tai aš manau, kad tuose šalyse, ten tuose miestuose jis galimai ten yra pirmą kartą tikrai nuskambėjęs ir tą vardą mes ten atvežėm. Tai sakau, tai labiau, manau, mes garsinam dabar šiuo metu kažkur tai užsienį galbūt, nes kiti nežinau, nes irgi tie patys žaidėjai irgi tai žaidžia ne prieš, nesako pavardėm prieš ką žaidžia jie prieš ką, prieš Marijampolę. Marijampolė in Amsterdam. Kliučinykas, 12-footer, Cash, Marijampolė in front. Dabar tikrai tas vardas, bent jau 3-3 krepšinė, tai tikrai yra išgarsintas, sakyčiau, ir žinoma. Kolme mehega Suduva Mantiga on Tallinna Open 2021 võitjad. Suduva is the winner of 2021 Tallinn Open. Shimonis, the pull-up, long range, heat code game. Your Maurice Lacroix buzzer beater, Curtis
courtesy of Zygimantas Šimonis. Šimona. Taip, tai mes, sakau, didelį kelią praėjom su Marijampolė, čia buvo pati pradžia Marijampoliai, kaip sakyt, galima sakyti, ir man šiokia tokia pradžia buvo, nes visiems, mes iki Marijampolė žaisdavom 3 prieš 3, nebūdavo tiek profesionaliai, mes daugiau kaip draugais susirinkdavom pasižaisti, palaikyti formas ir tiek. O čia Marijampolė jau būdavo ir algas gaudavom, ir rūpindavosi ten mūsų sveikata ir panašiai. Tai čia prasidėjo mūsų rimtas darbas, kur išvažiavom pirmus turnyrus užsienyje. Tada, aišku, jau tie pasiekė kažkokių pasiekimų. Klubo vadovus irgi turbūt motyvuoja, mums tai čia net nebuvo klausimų apie motivaciją, mes žinom, kur einam, ko siekiam, tai tikrai įspūdingi prisiminimai yra išlikę, kur tikrai turbūt visam gyvenimui išliks tie prisiminimai ir daug draugų turėsiu iš to etapo tikrai, kur čia praleidau. Po pusfinalio tai kaip sunku buvo pradžiai tas pirmą 15 minučių. Visi pratilėjom, visi vieni kitą žiūrim, tokie matas, kad kažkas ne taip buvo varžybose, mumis ten tikrai paėmė suvalgę, atsiprašant, tuose varžybose, ten mes nieko negalėjom padaryti. Bet buvo tikslas kuo greičiau atsigauti mum ir tikrai sunkiai atsigavinėjom, nes kiti mano sužadėtinė, mano sesuo buvo. Tenai mus pamatė, kaip mes atrodom, kaip mes reaguojam po to pralaimėjimo, tai sakė greičiausiai, kad liksim 4, jos taip galvoja, nes tikrai labai liūdėjom, bet tai kažkaip viduj ir pradėjom šnekėti, kad turim čia nerealią progą laimėti, mums čia ta bronza kaip auksas gaunasi, kad turim atsigauti kuo greičiau ten. Ir Jonas Mačiulis atsiuntė video, kaip pamotyvavo mumis, kad tokią šansą galim daugiau neturėti, tai kažkaip po biškį kūrėmės, susikūrėm ir išėjom dėl tos kovos dėl 3 vietos. Tai aišku, jau ten to grožio ne per daug buvo, nes jau tų jėgų ne per daugiausiai po viso turnyro buvo likę. Bet, kaip sakau, čia jau mūsų charakteriai išlindo ir mes prakovojom tikrai visas tas varžybas, mes esame jau tokie paprasti, bet nepasiduodantis aikštelėje, tai ko pasekoje pavyko tą bronzą užsikabinti, o kaip laimėjom, tai sakau, emocijas tai net negaliu pasakyti, to jausmo reikėtų pajausti, nes neįmanoma apsakyti. Čia realiai pirmas profesionalus mano 3 prieš 3 klubas yra toksai, tai kas liečia 5 prieš 5 irgi tie paskutiniai metai aš tos tokios lyderystės irgi aikštelėje įgavau trenerio Tomo dėka, kad biškį galėdavau 1 prieš 1 daugiau žaidimų pažaisti. Ir aš to tokio pasitikėjimo savimi čia tikrai daug įgavau. Ir tuose 3 prieš 3 turnyruose tikrai irgi, sakau, čia su komanda važiuodavom, komanda manim pasitikėdavo. Būdavo tas žaidimas tikrai pastatytas daugiau, kad ant manęs ir jie atskleidė mane visiems, kaip sakyti. Skirtingais laikotarpiais prie Marijampolės krepšinio puoselėjimo ir klestėjimo prisidėjo daugybė skirtingų žmonių. Daug dėmesio Marijampolės krepšinio strategijos kūrimui, krepšinio finansavimui, jaunųjų krepšininkų ugdymui skyrė vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, o nuo 1990-ųjų miesto meras amžinąjį atilsį Bronius Beržinis. Ryškų indėlį į krepšinio puoselėjimą įnešė tuometis moterų A lygos prezidentas ir susisiekimo ministras Algis Žvaliauskas. Ilgametis miesto meras amžinąjį atilsį Vidmantas Brazys daug pastangų įdėjo tam, kad reprezentacinės miesto komandos deramai atstovautų miestui Lietuvos moterų ir vyrų lygų varžybose. Palaikymo sulaukiama ir iš dabartinio miesto mero Povilo Isodos. Ilgus metus moterų krepšinio komandą išlaikęs Arvi koncerno vadovas Vidmantas Kučinskas. Prie vyrų klubo prisidėjęs Tobros įmonės vadovas Tomas Brazys ir dar ne vienos įmonės ar organizacijos vadovas. O ko gero ryškiausia asmenybė šiame sąraše būtų Mantingos savininkas ir valdybos pirmininkas, ilgametis krepšinio rėmėjas Klemensas Agentas.
Marijampolė išaugina daug kietų krepšininkų ir krepšininkių. Iki tol, kol jie tokiais tampa, jie klysta tūkstančius kartų. Klysta ir kyla, kartoja pratimus iš naujo ir vėl klysta, taip prisidedami prie to, kad Lietuva, praradusi žvalgybinius lėktuvus Anbok ir sviesto monopolį, Europoje galėtų neprarasti bent krepšinio.